Sveiki, kolegos. Šiandien pašnekėsim apie techninę analizę. Šiandien aptarsim įmonę Netflix. Šiuo metu susiduria, iš tikrųjų, su šiokiom tokiom problemom dėl HBO. Ten turėtų kaip jau ir išsispręsti, reiks likti teismai. Ir esmė, kad yra tam tikri įdomus lygiai, ties kuriais būtų į akciją įdomi tiek investavimui, tiek spekulacijai. Tai kas mato šį video pirmą kartą, tai mes šnekam apie techninę, apie analizę, apie lygius, apie zonas, kuriuose prekiaujame e, ir skaitome rinką. Tai kaip braižomos zonos, zonos braižomas ten, kur yra daugiausiai susikirtimo taškų, kur yra daugiausiai interesų, tiek pirkėjų, tiek pardavėjų. Ir kur kaina reaguoja į vieną ar kitą pusę, tai parodo mums lygį. Ten nusibrėžiam lygį ir palei tai prekiaujame. Tai kas liečia Netflixą, tai vat būtų tokie lygiai, kur kaina reagavo, atšoko, atsimušė, atšoko, vėliau čia atšoko į apačią, čia atšoko į apačią. Pirmas stipresnis lygis buvo va šita vieta, mano akim. Ir o dabar čia vyksta kova pirkėjų pardavėjų, kurie laimės. Po to, žiūrint sekančius lygius, būtų šita vieta. Čia buvo mūsų aukštumos, kas atsitiko, padarė break, retest ir nuvažiavo virš. Apie break ir retest strategiją galite pasižiūrėti kitose videose, jeigu įdomu. Tai bet iš principo lygiai braižomi taip ir susibraižę lygius matome, kur galima bandyti prekiauti. Tai kas liečia investiciją, ne? Tai kas liečia investiciją, pirmasis investicinis lygis būtų šitą vietą. Šitą vietoj būtų įdomu. Todėl pirkti investiciją galima pradėti čia. Ir ką aš daryčiau iš savo investicinės pusės, dasipirčiau dar kelis kartus prie šitų lygių. Nes mano akim šie lygiai didelį, svarbus, juos kaina reagavo visada ir buvo stiprus palaikymas prie šitų lygių. Tai investicinė būtų tokie užėjimai. Tik vienas niuansas, kad dabar jeigu eiti investicinį, žiūrint šitą vietą, turėtų mūsų kaina įsitvirtinti virš 82,50. Jeigu čia virš 82,50 įsitvirtintų, tada jau eičiau. Lygiai taip pat su spekulacija. Jeigu kalbant apie spekulaciją, tai šiuo metu yra tik vienas lygis į long poziciją. Tai būtų šita vieta, 82,50. Kas prekiauja aktyviau, svingus darot ar treidinat, tai šita vieta jums turėtų būti labai įdomi. Kodėl? Nes čia labai stiprus lygis mūsų. Ką mes turim sulaukti? Mes turim sulaukti, kol kaina įsitvirtins iš 82 PM ir tada važiuoti virš. Mūsų stop lossas žemiau, take profit šitą vietą. Čia užeinam, čia užsidedam stopą, čia pasiemam pinigus. Tai vyksta swing trading arba tradingo prekyba. Tai va, tai lygiai būtų tokie, dabar earnings jos išėjo ataskaita gera, viskas su ja kaip ir gerai ir jinai jau dabar bando kapstytis į viršų. Tai mums reikia tik tai sulaukti, gal perės 82,50. Ką reiškia šitas ženkliukas, kad čia buvo atliktas splitas 10:1. Tai reiškia, kad šita data buvo akcija padalinta, nes jinai prieš tai kainavo $1000 ir po padalinimo kainavo 100. Tai va. Tai tiek. Dar jeigu pažiūrėjot video iki galo, tai greičiausiai buvo įdomu ir jeigu buvo įdomu, tai siūlau sukti pas mumis į Discord bendruomenę, pasibandyti, kas nori pasimokyti, pasigilinti į tradingą daugiau, į swingą, investavimą, dalinamės idėjomis, pamokomis, patirtimis savo. Tai jeigu įdomu išbandyti, galite ateiti, pasibandyti nemokamai savaitę laiko, įdedu savo paštą, kam įdomu parašykit, prijungsim ir galėsit pasibandyti, pasibendrauti su mūsų bendruomenė ir pabandyti paprekiauti. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Šiandien toks trumpesnis video. Kas nėra matęs kitų video, rekomenduoju peržiūrėti, nes yra pridėta nemažai ir pamokų techninių analizių. Tai va, tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.